Sveiki sugrįžę ir grįžtame į pirmosios dalies pratęsimą. Tai antrojo ir soft evento antroji dalis, po pertraukos keitėmis pusėm, užėmėm pagrindinį pastatą labai greitai, pajėgų mūsų buvo daug, tai ieškojom ką daryti toliau. Čia, man atrodo, nepraeis. Mūsų per daug, einam į kitą pusę. Marom kitą pusę. Taigi nutarėm keliauti į kitą pastato pusę, pasižiūrėti, kas darosi kitose situacijoje. Pastatai yra išties, matot, labai dideli. Stengiausi parodyti, kiek užtrunka praeiti viską. Tai tikrai lokacija yra plati ir didelė. Daug? Mūsų? Taip jis, tada kur einam? Arba nėra čia, tada visiškai palei vandenį arba tenais. Nu kažkur jie turi būti. Nes čia tai nieko nėra, viską išvalyti. Tada eini tenais ir mūsų reikia judėti. Palei tą apačią, ne? Nu tai einam, palei nerį, jo, šuo. Čia per priekį net neįmom. Nusprendėm keliauti pagal nerį, nes mūsų pastate buvo žymiai per didelis pajėgos, tai nusprendėm šiek tiek pajėgų skirsti padėti palei nerį, nes girdėjom, kad pušino operacija priešai, tai bandėm užsimti geras pozicijas, pasiklausti kolegų, kokia situacija priekyje, visi labai žaidė pasyviai, tai mes su draugu bandėm aktyviai keliauti į priekį ir pušintis tolyn. Čia prie to, men sėdi. Savi, go. Gerai. Užsėjom su kolega saugias pozicijas ir stengiamės jas laikyti, nuėjom ganėtinai stipriai į priekį nuo savo komandos narių ir pamatėme dūminę granatą iš priešų pusės ir tikriausiai tikėjomės, kad priešininkai imsis agresyvesnių manevrų ir bandys spausti mus, tai buvom visiškai pasiruošę tam. Dūmai kur? Nice. Kolega pasmė pirmąjį kilą šitoje pozicijoje. Dar yra. Matom priešų tikrai daugiau. Ir šaudomės aktyviai toliau. Yra. Yra po 10, da. Mane pahitina, hit. Ir nuėmė mane priešai į šalmą, teko pasiduoti, turėjau tą atlikti greičiau, garsiau ir aiškiau. Įzinkit į tą ranką, alio. Kaip girdit, nebuvau labai džiaugsmingai nusteigęs, kai mane taip stipriai šaudė. Ir tikrai išleidom keletą negražių žodžių. Bet kolegai sekės kur kas geriau nei man. Pasigėrė, kad 3 nušovė ir iškart numirė. Oi, skaudėjo. Su kolega kritę šitoj pozicijoje perskeliam į kitą lokaciją ir pušinomės priešų užimtas teritorijas. Stengiamės tai atlikti tyliai, ramiai ir komandiškai. Pirma auka kritusi. Žaidėjas net nesuprato, kad mes esam čia, nes buvom labai toli nuo savo bazės ir labai arti jų bazės. Nusprendėm atsitraukti ir apibėgti aplinkui. Gavau tikrai, bet neturėjai gauti. Negavau nei vieno, tikrai negavau. Sorry. Tikrai negavau. Po tą kamerą atsisuk po... Gerai, galėsiu atsisuk, bet tikrai negavau. Nu, atsisukinėjau, kamerą tikrai nemačiau, kad gaučiau, bet gal viskur buvo, sunku pasakyti. Tuo momentu tikrai nepajutau. Su kolega diskutavom, ką čia daryti su objektais saugomais, nežinom ką daryti, tai tiesiog saugojom tą vietą, bet tai buvo klaidingas sprendimas, nes Kebra supykė atsivedė labai daug draugų ir mus išvalė iš šio pastato. Gavom nemažai šratų už tai, bet nieko, buvo bent tikrai smagu ir nemažai veiksmų. Vėliau po šito išvalymų tikėjusiu Hebra daugiau, mūsų buvo kur kas mažiau. Nusprendėm su draugais pušintis vėl į tą pačią lokaciją, tik šis pasikvietė daugiau draugų, bet jau mūsų laukia ir negalėjom nei truputį prabėgti. Gavom labai greit šūvių į kuprą. Sakau, alio. Kaip girdit, tikrai netrūksta entuzijazmo ir kartais iškalbos,
Bet visko būna. Šitoje situacijoje buvo išties įdomi ir Sugyvenę toliau. keista, nes ėjo savi nušauti ir čia mus pušino priešas, mes to net nesupratome. Bet laiku sureagavo. Na, mūsų laimė kolega mūsų irgi nematė, tai mes ramiai išlikom sauti iš balos, čia kolegos šaudėm tolyn, nors techniškai iš pastato vidaus taip šaudyti negalima, tuo metu mes nelabai iššaujom. Bet vėliau viską išmokom ir stengiamės laikytis visų galimų taisyklių. Čia draugai irgi snaipino, o aš tik žiūrėjau ir grožėjausi, kaip jie tą daro. Ieškojom pastate, ką nuveik daugiau, bet daug ypatingo veiksmo nebuvo, išskyrus galą žaidimą. Čia pačiam gale, mūsų priešai jau stipriai spaudė, matom dūminę granatą ir daug priešų. Spaudė priekį, gaila, mano GoPro išsikraudinėjo, tai teko turėti tik keletą sekundžių, nors čia buvo prišaudyta labai daug priešų ir buvo linksmiausias momentas, kokį buvau dalyvavęs iki to momento. Įjungta? Jo, viskas. Epizodą tuo ir pabaigsime, čia keletą akimirkų iš sekančio ventuko, kol laukti sekantį video, kurį išleisiu sekantį pirmadienį. Gero žiūrėjimo, draugai.